Sveiki, mano vardas Maksas, man 31 metai. Atsakinėsiu jūsų gerbėjų klausimus. Galiu pasakyti, kad šeimos repuot, nelabai, bet galiu pasakyti, kad tik aš dainuoju. Bet mano šeimos tradicija, tik jie nerepuoja. Mane seniau įkvėpė, buvo seniau prodiuseris, kuris taip mane mokė, bet aš pradėjau, aišku, nelapą nerašyti, aš pradėjau kaip freestylint iš savo galvos, ką pamatau. Kas vyksta tom, kas stovi, kaip gyvenimas, kaip žmonės juda, kas pasaulyje vyksta, kas toliau eina ir dėl ko pradėjau freestylinti. Todėl, kad aš pradėjau freestylinti, nes man reikėjo nerašyti, o iš savęs galvos mąstyti. Kada planuoju, kai susirasiu panelę rimtą, tada aš sukursiu šeimą ir tada planuosiu. Bet dabar mano planai yra, kad reikia užsidirbti pinigų ant pačią šeimą, planą, kad būtų viską neišleist pinigų, neprakėt pinigų, neprarūkyt ir svarbiausia išlaikyti. O tada aš kursiu šeimą. Aš baigiau 10 klasių. Man labai gerai sekės mokytis. Pažymių pas mane labai gerai. Ir mokiaus puikiai. Nepraleidžiau vieną pamoką, bet esu praleidęs vieną pamoką. Aš nesu Monikos Kontauskytės, nesu buvęs koncerte, neklausau šią dainas, bet klausau tik radiją. Saulės radiją, FM radiją ir dar klausau radiją. Ką manau? Aš manau, kad mums labai blogai, kad buvo žiebimas eglė, kaip buvo uraganas ir buvo nuvirti eglutė. Mes galim pasakyti, kad mums buvo smagu, tik šiek tiek, kad mes klausėmės prisikėlimo aikštė, mes buvom įsigandę. Mes buvom tokie, kad mes turėjom kažką pasakyti, kad mums patiko ta šventė, mums patiko visas ten jų koncertas, bet oras buvo sugadintas. Aš nebevairuoju golfą, nes jau baigiau savo tą golfo vairavimą, bet dabar tik važiuoju su autobusu ir peškom. Aš myliu visų žmonių, kurie mane klauso, mane supranta, kad aš esu rimtas žmogus, dirbantis žmogus ir aš myliu visų, kas aplinkui manęs mato, mane žiūri gyvai. Aš myliu savo tėvus ir mylėsiu iki galo. Aš galiu pasakyti, kad gyvenimas labai man nesunku, bet šiek tiek, kad aš
pradėjau biškį pergyventi tokį gyvenimą, bet man gyvenimas sugrąžina. Aš gyvenu gerai, pradėjau savo to gyvenimą eiti ir eisiu iki galo. Eisiu to, kol gyvenimas man pasakys. Aš galiu tau patarti, tau gerbėjas mano, kad reikia neskubėti svarbiausiai. Reikia būti toks, geras, nepiktybinis, būti sąžiningas, niekada nemeluoti, niekada neišeiti iš draugų. Ir būti pozityvus. Perduodu linkėjimą Obeliams, Alinui ir Rokui.